Kaip lietuviškas turinys iš tokio? Digimonas tu esi, rimtas kentas. 3 mirtinos disciplinos, kaip jūra, smėlis ir žemė. 3 olimpiniai žiedai. Kas čia? Išsitepęs. Na? O, blėdė. Kuro musarą jūs manęs gyvo nepaimsit? Aš tokiam armijai kaip tu bibšiu. Вкусный компот. Да, очень вкусно. Mano tėvas taip pakrautų tavo tėvui malkų. Taip, nes mano tėvas serga. Seka. Baigėsi. Kas baigėsi? Dizelis. Būna aš su avapu išlendu midį, mane nufragina, nors aš net nemačiau priešo. Kaip sakėt? Prašau, jūs pašventum. Tu esi Homeris. Žinot, ką padarė Audi vairuotojas, kai laimėjo lenktynės? Nežinau. Prabudo iš sapno. Išleido nuostabią reklamą, apie kurią girdžiu tik pačius geriausius atsiliepimus. Ką pats beje vairuojat? Audi. Virto tokiu. 2 mergų, blėt, nes padarys vienu metu. Gerai, gerai. Bet, o tu esi gavęs iš akmens galvą? Ne. Taigi, blėt, tu tik vieną kartą gyveni, tau jisai patinka, kodėl... Go for it, varyk, taigi... Turėjau kiek 3 santykius ilgalaikius? Jo. Ilgalaikius, tik. Jo. Tai mes visus jas 3 žinom, tai dėl to čia. Parodį. Man jau realiai kaip ir viskas atsibodo ir tikiu, kad esu toks ne vienas. Ai ne, čia nevogta materialą, reikėjo pasidėti, kuriuo kažką kitą apkaltinsiu. Tai kur dingo visas pašaipos televiziniam turiniui, kur šiaip dingo kokybiškas ir kūrybiškas turinys. Atrodo, dauguma dabar pasiema tiesiog vieną veikiančią formulę, kuri reikalauja tik minimalių pastangų ir visi konvejeriai tiesiog kaip pieniškas dešreles iš atliekų kažką spaudžia ir pavadina tai produktu. Dar prieš viską tik noriu paminėti, kad Hebra, youtuberiai. Aš jūs tikrai myliu. Aš kartu su jūsų turiniu ir augau, ir mokiausi, ir tai formavo mano asmenybę. Ir jei ne jūs, aš turbūt niekada nebūčiau paėmęs kameros į rankas. Bet turiu jums klausimą. Kas atsitiko? Šitas pagrinde galioja dabartiniams podcasteriams, buvusiems skečų kūrėjams ir panašiai, bet su visa pagarba. Vienintelis skirtumas, kuriuo skiriatės nuo televizijos ir radijo, yra tai, kad galite sau leisti šiek tiek laisviau pasakyti tokius žodžius kaip bybis, kurva ir nahui. Bet ir ta pati televizija kelia jau dalį savo turinio į YouTube. Nu va čia tai komedija. Kaip ir daugelis youtuberių, pačiai pradžiai atiduoda visą save. Jie kuria iš širdies, norėdami parodyti tą savo unikalią perspektyvą į pasaulį, humorą, kažkokį stilių ir panašiai. Ir visa tai ne dėl to, kad... Gerai, dar porą kokybiškai padaroma, tada jau... Pahai, vis tiek visi žiūrės ir už tai šaibas gausi. O todėl, nes šiem žmonėm niešti galvoje kūrybinis kirminas, kuris nori ištrūkti ir pasidalinti savo mintimis su kuo daugiau žmonių. YouTube. Šis pavadinimas yra ne veltui. Tai yra platforma apie tave, apie tavo kūrybą, apie tavo talentus, apie tavo išskirtinumą ir tavo mintis, bet panašu, kad daugumai tai yra tiesiog verslo plano dalis. Ir nesupraskit manęs dabar neteisingai, nes pinigų norėt yra normalu ir man su tuo viskas ok. Aš pats norėčiau didelės gražios chatos, banko sąskaitos, kurią atsidarius nesikauptų ašaros ir kokios sportinės mašinos. Jeigu kažkas iš Porsche turit atliekamą mašiną, tai davai susirašom. Kaip jau supratot, pagrinde aš kalbėsiu apie YouTube kūrėjus. TikTokerių visokių neminėsiu, nes į tą platformą visi atėję nauji kūrėjai daro pagal tą pačią formulę ir skiriasi realiai tik tuo, kad vietoje rankšluosčio ant galvos kažkas yra su saulės akinukais, kažkas yra su lemenė ir skiriasi realiai tik atributika, kas ant to personažo yra uždėta. Tik kaip Maibacho pavyzdys parodė, kartais personažai gali suvalgyti tave patį. Fui, kokie paukščiai, nu. Pelikanai, na. Ohujet, bliūd. Nu, na. Tai visokie dėdės Petrai ir tetos Aldonas esantis jaunų žmogaus kūne, būkite atsargus. Wow, opa įkrito. Sėdžiu ant pip, nebent. Jau įkėlė nemažai video, pradėjai rinkti sekėjus, renki neblogas peržiūras ir netgi pradėjai gauti savo pirmas pajamas iš to. Teko turbūt kai kam iš jūsų girdėti frazę, kad kai jau surinksim kokius 3000 iš Contribui eurų, tai kokybė pakils. O jei surinksim 5000 eurų, tai reklamos turinyje tikrai nebebus. Ir kai galiausiai tas tikslas yra pasiekiamas, staiga visur, kur buvo apie tai užsimenama, yra ištrinta, pašalinta ar iškirpta. Ir prie viso to tu matai, kad ne tik reklamų kiekis nesikeičia, kartais net auga, bet prie viso to dar ir kokybė
krenta. Tai tada kaip žiūrovas, kuris remia tokius kanalus, tu jautiesi apgautas. Lizingą ėmiau, nesigailėjau, visą ką norėjau, iš karto turėjau. Na kągi, tavo prenumeratorių skaičius tik kyla ir net nepanašu, kad jie greitų metų sustos. Ir tada tu pastebi, kad iš YouTube'o dalis sekėjų pereina ir į Instagramą. Tai tu, kaip kokybiško turinio kūrėjas, ką padarai? Pradedi reklamuoti dalykus dar ir Instagram'e. Nes kam kelti tik į vieną platformą, visi dabar vis tiek turinį žiūri per savo telefonus ir vertikalus kontentas yra the new big thing. Bet tada tavo trumpus ir juokingus one-linerius ar bitukus pakeičia reklamos ir kad tavo auditorija negalvotų, kad tavo Instagramas dabar tik skelbimų siena tapo. Karts nuo karto įkeli, kaip leidi laiką su kitais žmonėm. Aišku, tie žmonės privalo būti žinomi, nes tada tu juos gali užtaginti. Kai juos užtagina, ateina daugiau followerių. Kai turi daugiau followerių, gali parduoti dar daugiau reklamos. Šašlykiukas su draugais iš vaikystės pakeičia kelionės į visokius Maldyvus su žmonėm, kurių realiai tu net nemėgsti, bet dabar tau tai yra naudinga. Po jų nugarų vyksta apkalbinėjimai, kokie vieni blogi, kas ką vartoja, kas su kuo miega, bet ne, tu esi kūrybininkas, tu esi menininkas ir kas jau kas, bet tikrai neparsidavėlis. Galiausiai YouTube'o turinys yra apleidžiamas, nes daug paprasčiau yra pasimti ragelį, užsifilmuoti save per 15 minučių, nieko nemontuoti ir tiesiog paleisti į interneto platybės. Už tai pasiėmė tik tai kuklę pinigų sumą, kuri dažniausiai siekia daugumos lietuvių mėnesio atlyginimą. Nes kai tu gali taip lengvai praslyst, kam tau bereikalo apsisunkinti su YouTube'u, kur tau kiekvienam kadrui reikės daryti skripto rašymą, 10 teikų ir valandas praleistas montaže. Dar pačioj pradžiai, kai yra gaunami pirmi rėmėjai, tos integracijos būna daromos taip labai organiškai. Prie jų yra stengiamasi, bandoma prieiti kuo įmanoma kūrybiškiau, tu net kartais nepastebi, kaip prie to prieinama. Ir po to yra pasityčiajama, kaip tai daroma televizijoje. Bet prasukit per kanalą metus ar du ir pamatysit, kaip ta kūryba labai greitai išblėsta. Ir jau tas vadinamas genialus priėjimas prie reklamos yra tiesiog: o, ar ir jūs ištroškot? O taip, kaip gerai, kad mus remia vanduo. O realybėje tai yra tiesiog grūdamas produktas ir jūs esat apipisinėjami, kad viskas yra daroma kitaip, unikaliai, kūrybiškai, išskirtinai, kad jie geriausi rinkoje. Nedaug dieve, paprastas žmogus, žiūrovas, pastebės, kad tavo kūryboje neliko nei lašo unikalumo ir sielos ir grįžęs namo iš darbo tikėsis įsijungti kokybiško turinį, bet liks smarkiai nusivylęs. Ir nedaug dieve, tas paprastas žmogus nuspręs parašyti komentarą. Visiška baltojo katino svetainė. O kur turinys? Tai būsit išvadinti degradais, geltonų dantų Lietuvos atstovais, nes jūs tiesiog nesuprantat meno. Kaip mano geras bičiulis pasakytų, avangardo. Gerai, išsipisinėjimai į šoną, o tiesa yra tokia: kūrėjai, jūs turbūt patys net nepastebit, bet iš šono labai gerai matosi, kad jūsų turinys ir kartojasi, ir susidaro toks jausmas, kad į video yra prigrūsta belekiek tuščių minučių, arba kitaip labai ilgų perėjimų nuo integracijos iki integracijos. Atrodo, kad video yra daromas tiesiog, kad prikišt kuo daugiau integracijų į video, susirinkti šaibas ir neįdėjus visiškai pastangų tiesiog išeit. O kas tu toks? Nu kas tu toks? Iki šiol vardų neminėjau ir kai užsiminiau Sašai apie šitą video, kokį nori daryti, pirma jo reakcija buvo: ar nebijai pasekmių? Ir tada pakalbinus daugiau žmonių, jie puikiai pastebi tą patį, tą nesistengimą, nekokybę, bet visi galiausiai paklausė, ar nebijai pasekmių. Kažkaip bled mafija, ta prasme, pusė turinio kūrėjų yra pasistatę savo karjeras ant kritikos. Tai tada klausimas: jeigu turinio kūrėjai negali priimti kritikos ir ypatingai tie, kurie patys duoda kritikos, ar nesat kažkiek hipokritai ir iš viso ką jūs veikia tada socialiniai medijai? Tai dėl to vardų ir neminėsiu, nes tikrai ne visus pažįstu, bet manau paprasti žiūrovai šiuose mano žodžiuose mato vienus ar kitus kūrėjus. Gerai. Žinau, kad šitas rentas gali atrodyti, kad aš tiesiog nekenčiu reklamos, pavydžiu influenceriam jų turtų ir jų sėkmės, bet taip nėra. Šiaip gyvenu pakankamai gerai ir turiu viską, ko man gali reikėti. Aišku, visada galima turėti daugiau, bet esmė ne tame. Esmė, kad atrodo, jog tą kirminą, kuris krebždėjo kūrėjų galvose, kuris teigiamai palėtė tiek daug bendraminčių žmonių, tiesiog nusinešė pinigų paukštis ir ta kūryba, kurie įkvėpė tūkstančius ir kurio žmonės laukdavo, kuri blogą dieną paversdavo verta keltis iš viso iš lovos, tiesiog numirė. Todėl nepykit ant kritikos, nes tie komentarai tiesiog tikėjosi pabėgimo nuo rutinos, nes viskas, ką jie gavo iš jūsų, tai yra kukli akcija produkcijai, keletą neskoningų bairių apie penius, 100 kartų girdėtas istorijas
istorijos apie pirmus kartus, neunikalią perspektyvą į gyvenimą ir paimtus iš serialų skečus, kurie atrodo tiesiog kaip pigi AliExpressinė versija. Gerai, trumpai parentinau, yra ir ką pasakyti teigiamą. Jaučiu didžiulę pagarbą Vaidotui, nes jisai metam bėgant nepametė savęs ir faktas, kad jo turinys pasikeitė, nes jisai jau tai daro daug metų. Ir tiesiog einant tiems metams jisai tiesiog subrendo kaip žmogus. Ypatingai gerbiu jo skečus, nes jisai vienintelis Lietuvoje ne tik kad kūrybiškai kūrė, bet kartu su broliu Mantu nufilmuodavo dar ir taip, kad tu žiūrėdamas jauties kaip kine. Tada turime Samošką, kuris primena, kad YouTube'as yra platforma apie tave, apie kūrėją, o ne apie turinį, kuris tiesiog skirtas yra, kad pereit nuo integracijos ant integracijos. Tada turime Martą, kuris yra šiek tiek sustojęs daryti turinį, bet prieš keletą metų jis tikrai atnešė į lietuvišką YouTube'ą šviežią vėjo gūsį. Ajo, dar turime Nešvankiai, kurie visą Lietuvą apipisinėjo. Ir tada vienas vienintelis tyras šizofreninis podcastas Savaitės rifas. Ta prasme, ten tiesiog sėdi 3 bernai, kurie šneka intrusive thoughts sakiniais. Jie nebijo pasakyti, ką iš viso galvoja ir nesiparina per daug, kad neteks kažkokių rėmėjų, jeigu pasakys vieną ar kitą frazę. Nu ir kad prakalbau apie podcastus, tai visų laikų geriausia podcastų saga ir jos kulminacija tai Žuvies kaina, kurią tikrai rekomenduoju jums pažiūrėti, jeigu dar nematėt. Nu ir dar yra Rose Battle, kurios privaloma pamatyti, jeigu komediją domiesi. Nors blemba, gal yra to kokybiško lietuviško turinio ir aš čia tiesiog perdedu. Tikrai taip, turinio yra daug ir mes niekada anksčiau tiek neturėjom, bet panašu, kad žiūrimo vis mažėja. Ir fun fact, peržiūrų skaičius krenta ne dėl to, kad tiesiog tokia rinka dabar, ar apskritai turinio pasirinkimas per didelis. Samoška yra puikus to pavyzdys, kaip galima rinkti kiekvieną video tokias pačias peržiūras. Aišku, jau yra kiti turinio kūrėjai, kurie pamatė, kad šitas dalykas taip gerai veikia, važiuos į užsienį, ten gyvens ir tiesiog kurs turinį. Ir chebra, ne peržiūrose esmė. Jūsų turinio tiesiog žmonės nesijungia dar ir dar ir dar. Kaip pavyzdžiui, Vaidoto skečai kiekvienais metais vis paauga. Vien aš būsiu Vaidotui prigeneravęs kokį 100 peržiūrų ant kaimo policijos epizodų. O tokių kaip aš, kurie mėgaujasi turiniu ir vis sugrįžta prie jo, yra ir daugiau ir todėl, kad tas turinys yra įsimintinas ir kiekvieną kartą žiūrint yra juokinga, tas video ir surinka tas peržiūras. Ir iškart užbėgsiu įvykiam už akių, tai nesakau, kad mano turinys yra wow! Ir tiek čia stengiuosi, o dabar tiesiog cloud chasing bandau. Aš tiesiog kaip žiūrovas pasilgau turinio, dėl kurio ir pats pradėjau imti kamerą į rankas. Ir nelaikau nei kažkokio pykčio ar nuoskaudų, aš tiesiog pasilgau kokybės, o ne tiesiog pigės vieni kitų kopijas. Yra dar daug daugiau, ką norėčiau papasakoti ir papildyti, bet kadangi dabar stengiuosi kiekvieną dieną bent po video išleisti, tai taupydamas tiesiog jūsų ir savo laiką, ties čia ir užbaigsiu. Ir jei vienas būdamas aš galiu per vieną dieną nufilmavęs įdėti bent biškį kokybės į video, aš tikiu, kad jūsų savo ištekliais ir komandom gali daug daugiau. Ir sorry, jeigu mintis šokinėjo pirmin ir atgal, tikrai norėčiau įdėti daugiau laiko į šitą video, bet tikiuosi, kad po šitą video bent vienas žmogus bus įkvėptas daryti geriau ir sėkmės kūrybai. Iki. Kaip aš džiaugiuosi bedarbio gyvenimo. Vidury dienos va taip atvarai, ant pievos pahengint, su karvutėm. Beleka. Išleidau šitą pūlinį iš savęs. 420, blaze it. Varam namo. Eik tu na jau prakeikia kažkoks influenceris.